Neseniai Pasvalyje atnaujintą savivaldybei priklausantį sporto kompleksą labai pamėgo pasvaliečiai ir aplinkinių rajonų gyventojai. Rajono valdžia sumažino mokestį už maudynes ir tikisi sulaukti dar daugiau lankytojų. Kasdien jėgas čia atgauna apie 400 žmonių. Matydama didelį populiarumą, rajono taryba iki kovo vidurio 3 kartų sumažino kainą – iki 2 litų už valandą maudynių baseine su pirtimis. Tiesa, simbolinė kaina galioja tik pirmadieniais. Šitose rūmose lankosi per 500 moksleivių ir jie sportuoja, 7 sporto šakas kultivuoja praktiškai veltui. Taipogi bendruomenė gali darbo dienom iš ryto ir vakare veltui naudotis treniruokliais. Aš jau nebekalbu apie mūsų gražuolę, nebijau to žodžio pasakyti, sporto areną, kurioje telpa 1000 žiūrovų. Provincijos žmonės džiaugiasi turėdami galimybę praleisti laiką sąlygomis neprastesnėmis nei didmiesčių gyventojai. Einam, kai ir brangiau. Einam, kada tik nori. Bet džiaugiamės, kad būna tokia diena. Ir baseinas, ir vonės, ir vaikam yra kur pasimaudyti, ir pirtis. Labai malonu. Ne kiekvienas miestas gali pasigirti tokiu baseinu. Sporto mokyklos vadovai skaičiuoja, per 4 mėnesius kompleksą aplankė keli tūkstančiai ne tik Pasvalio, bet ir aplinkinių rajonų gyventojų. Turim svečių iš Latvijos, būna svečių, turėjom netgi iš Brazilijos svečių, čia buvo atvažiavę giminaičiai ir parašė padėką, užsisako visą baseiną. Netgi šiauliečiai yra užsisakę, biržų neįgalėjai pas mus ruošiasi atvažiuoti. Ar simbolinė kaina bus palikta ir vėliau, priklausys nuo rajono tarybos. Panevėžio apskrityje kitos savivaldybės tokių sporto kompleksų neturi. Utenos regione sporto komplekso dalininkė Anykščių savivaldybė taip pat taiko nuolaidą.